Sveiki, Sauliau. Labą dieną. Malonu, kad pasikvietėt tiesiogiai pas save į studiją. Man yra garbė ir malonumas būti čia. Ačiū labai. Ar muzika žmonės gydo? Visi gražūs dalykai žmonės gydo. Visi gražūs jausmai žmonės gydo. Neigiama energija žudo. Man taip atrodo. Ar daug širdies įdedat, kurdamas savo muziką? Geriau pasakysiu, kad man iš tikrųjų atrodo, kad nepakankamai. Nepakankamai? Nepakankamai. Kodėl? Nes jeigu galvočiau, kad pakankamai įdedu, tai galbūt būtų kažkas negerai. Aš neturėčiau to nepasitenkinimo kartais, kuris gal mane verčia judėti tolyn. Jis yra naudingas dalykas, nes kažkaip taip, jeigu būčiau 100% patenkintas, aš net nesivaizduoju 100% patenkinto žmogaus. Koks didžiausias stebuklas jūsų gyvenime? Be abejo, dukra. Dukros Jo, gimimas. čia jau visai kiti reikalai. Negu, žinai, gitarą brūžint ir kažką tai vaidint arba nebevaidint. Ten tikra. Absoliučiai tikra. Ar norėtumėt, kad jūsų dukra žengtų tais pačiais tėčio keliais muzikos pasaulyje? Man svarbu, ji tegul būna sveika ir dora. Ką nori, tegul daro. Bet jeigu aš matysiu, kad ji nėra gera iš esmės, aš bendrai kalbu, aš tikrai žinau, kad ji jau dabar gera, jinai yra pati nuostabiausia, bet visi mes turim tam tikrų silpnumo momentų, situacijų silpnumo, kurios mus tikrina gyvenimo metu ir vėl nežinau, kas gali atsitikti. Tai tam yra tėvai, kad saugot. Tai aš manau, kad ji gali tapti bet kuo. Svarbu, kad ji tai mylėtų, kad jai tai pasisektų gyvenime, kad ji surastų tą savo mažą vietą, kurioje gera. O kaip surasti tą vietą? Ar jūs jau esate atradę savo vietą? Aš labai nustebau, kai labai paprastai pasakysiu, kažkada žiūrėjau, aš labai daug žiūriu televizijos. Ir kai vieną kartą aš pamačiau berods laidą apie žmogų, kurį specialiai išmeta į negyvenamą salą. Ir ten jam reikia be maisto, be nieko. Jis aišku turi kamerą su savimi ir save filmuoja. Ir jam reikia ten išlikti 10 dienų, susirasti geriamo vandens, pasigauti žuvį kažkokią ar kažką. Ir jis pateko į tokią situaciją, kad aplinkui vien trapūs akmenys ir neįmanoma uždegti ugnies. Ir sako, kur man dabar eit? Sako, visas šitas upelis, šalia kurio aš esu, jis yra labai tokių skalūnų, jie neduoda žiežirbus. Ir sako, kaip elgiasi vietiniai. Jie tiesiog atsistoja ir eina. Ir vidinis balsas pats pasako, nuveda tave į kitos vietos, kur tu surasi akmenį. Tai aš manau ir tos savo vietos ieškojimas yra būtent toks, kad nereikia galvoti iš tikrųjų. Tiesiog daryti. Jo, tiesiog daryti. Jeigu matai, kad darosi kažkas, tai viskas daryti. Tai ar galiu teikti, kad jūs lygiai taip pat ir su muzika? Kaip jinai gimsta, kaip ateina, taip ir kūrėt? Aš supratau, kad man gera. Aš pagrojęs paauglystėj, pabuvęs visam šitam reikale su draugais, kažkokiuose tai pionierių namuose, žinai, gavę kolonėlės, gavę būgnų, tada supratau, kad čia viskas, čia man yra gerai. Aš žinau, kad aš turiu apie ką šnekėti čia. Taip pat kiti dalykai, kaip ir studija visą įrašų, aš tiesiog natūraliai man tai duota, iš esmės. Nes aš galiu valandų skaityti apie studijos įrangą, įvairiausius mikrofonus ir mėgautis. Ir nepavargti, ir man tai yra gerai, aš vis gilin, taip tiesiog. Ar turit laiko savo šeimai? Aišku turiu. Aš galbūt mažiau laiko turiu dabar muzikai, bet aš savo šeimai turiu laiko tikrai, aš privalau turėti. Aš noriu, kad vaikas mano vakarą leistų su abiem tėvais.
Nes aš galvoju, kad tai yra žiauriai svarbus dalykas, labai labai. Kai šiuo atveju jie žino, kad čia vat, yra du žmonės, čia yra mano draugai. Ir aš juos visą laiką matau, aš saugi, aš atsipalaidavus, viskas čia gerai, aš nervuota dabar. Tai čia galvoju, kad yra labai svarbus vaikų gyvenime momentas. Man taip atrodo, kad jau man galbūt geriau mažiau pakoncertuot, grįžt girtam iš ryto. Žinai. Ir tada, kažkaip galvoju, kad geriau ramiai vakare pažiūrėti televizorių, pažvengti ir ten kažkokias nesąmonės veikti su šeimoje. Tai. Ar turit savo kredo gyvenimo? Kuo vadovaujatės? Aš nežinau, aš stengiuosi per daug nevokt gal. Taip, iš esmės nevokt laiko kitų, nevokt kitų minčių, nevokt kitų laiko, savo laiko nevokt, nevokt gero laiko iš kitų. Mhm. Čia taip svarbu yra, kad aš nenoriu būti kenkėjas. O tie kredo keičiasi, aš labai dažnai būna sugalvoju kažką gražaus, po to užmirštu. Aš neužsirašinėjau, man būna kyla minčių tokių, kad, tarkim, aš galiu ant popieriaus, kaip ten, epitafiją užsirašyti, ar kaip ten. Taip. Tai man jau smagu skaityti, beje. Mano žmona turi tokių mažų knygelių su šitais reikalais, tai aš tiesiog ten tirpstu, kai pasiimu ją ir paskaitau, ten labai protingai būna. Aš iš esmės galvoju, kad gal kredo yra tokia, kad išlikt žmogum, vienas iš jų. Nes žmogum nebūt, tai gal net ir duota yra iš tikrųjų, bet juo būt, tai reikia užsidirbti. Tai va. Kaip leidžiat laisvalaikį? Tingiu. Taip. Aš guliu, valgau, geriu alų. Aš esu pats toks pat Homeris, Simpsonas, tik gyvenu Basanavičiaus gatvėje. Ir dar su plaukais. Taip, kol kas dar. Taip, man vis dėlto savaitgalis man yra kol kas vienas iš savaitgalis, laisvalaikio praleidimo būdų, tai yra nudribti kaip maišui su traškios kiaulienos puodu, ir tų dar daiktų, kurie labai gergžda ir traška dėžę ir tiesiog gulėti. Tiesiog gulėti. Taip. Aišku, man nuostabu pasivaikščiot paplūdimį. Man labai gerai įlysti į garinę pirtį. Aš šitos dalykus myliu ir juos suprantu. Bet dažniausiai aš galvoju, aš esu paprastas, man taip atrodo, galbūt kitas žmogus ir sugalvotų spalvingesnius savo laisvalaikio praleidimo būdus, nes taip reikia. Man neįdomu, aš žinau, kad mes visi melagiai kaip turi būti, tiksliau galim būti. Kaip norėtumėt, kad jūs žmonės prisimintų? Aš niekada šito nesistengiu siekti, kad mane prisimintų. Aš matau tuos žmonės, kurie siekia to, kad juos prisimintų. Šitos savybės matosi. Ir jie moka už tai didelę kainą. Tai čia galima rinktis. Aš apie tai negalvoju. Aš nenoriu. Aš kažko noriu daug labai gyvenime ir žinau net kaip tai pavadinti, bet tai nėra vienas dalykas, kuriuo aš noriu. Ir man nusišikti visiškai, aš atsiprašau už atvirumą, bet ką galvos mano giminės apie mane, ką galvos mane matę žmonės, girdėję apie mane. Aš žinau, kad aš nieko blogo nedarau, iš esmės. Ir todėl man nusispėvat. Tai ir aš nesu ant tiek susikaupęs gyvenime, kad specialiai taip siekt, kad aš būsiu legenda. Man nereikia. Aš žinau, kad šitas gyvenimas iš dalies yra mano. Čia ne vieno jūsų gyvenimas yra. Net nedrįskite apie jį kalbėti. Nes man iš esmės neįdomu ir kitų. Yra asmenybės, kurios galbūt
tiesiog nuostabius ir šimtmečiai žinomos jau. Bet kas, galbūt dar vienas daiktas, kas mane atbaido nuo to, kad siekti būtent to dalykų, kad tapčiau gerai žinomas po 130 metų, tai kad viskas turi dvi pusės. Ir tarkim, žinant legendą X ir jo pasaulinės šlovės šviesą, mes dažniausiai toj pačioj situacijoje, tame pačiame žmogume ir turime visiškai pačią šlykščiausią tamsą. Tai, tarkim, Pablo Picasso. Taip. Kaip jis elgėsi su moterimis? Toks ir toks, kaip jis ten elgėsi su visais kitais. Elvis Preslis su savo tarnais. Tai aš gal geriau būsiu paprastesnis. O kaip galvojat, Sauliau, iš kur tai visą atėjo? Kas? Vat būti tokiu paprastu. Esat žinomas. Aš žinau, kas aš esu iš tikrųjų. Žinau netgi valandomis. Aš galiu 1 valandą ir vienoje situacijoje būti vienoks, kita labiau vertingas, kita situacija po valandos būti mažiau vertingas. Iš esmės, nes iš esmės situacija keičiasi. Taip. Jeigu, tarkim, aš kalbuosi su kažkuo, tai iš rinkodaros skyriaus, kur aš turiu būti pasipūtęs gaidys, arba panašiai, arba tiesiog tokia yra situacija, nes kaliesi žmogus dėl pinigų, Taip. tai okei. Ateikit čia. Bet jeigu tu namuose plauni indus, ką kartais tenka padaryti, tai aš nenoriu. Kitas daiktas, aš noriu vaikščioti į parduotuvę, man patinka nueiti į Maksimą, nusipirkti, aš esu kalbėjęs, man tai yra smagu. Ir atitrūkti nuo žmonių aš visai nenoriu. Tai todėl ir. Ar dažnai užkalbina praeiviai? Čia labai įdomus klausimas. Aš matau, kad pastebi mane. Nedrįsta? Bet aš pastebiu, kas juokingai yra, tarkim, jeigu tą sezoną aš televizijoje ir, tarkim, dirbu X Factoriui, arba ten kažkur tai kitur šmėžuoju, neblogai eina, žodžiu, visa situacija gera, tai tada mane kasininkės užkalbina. Užkalbina kasininkės? Taip, arba kad paserga už vieną ar kitą ten dalyvį ir panašiai. Tai tada taip, bet kada nerodo manęs per teliką, tai neužkalbina. Taip ir gyvenu. Ar esat kritiškas savo muzikai? Žiauriausiai. Žiauriausiai? Jo, aš žiauriai kritiškas savo muzikai. Tai kaip tada sukuriat? Daug būdų. Pats pagrindinis metodas tai yra non-stopų galvoti apie tai. Ir kartais tai vyksta greitai, kartais tai įvyksta lėčiau. Bet tiesiog aš žinau, kad aš tai turiu daryti. Aš taip jaučiuosi ir man neduoda ramybės, jeigu, tarkim, aš radau dainos dalį tokią ar tokią ir neturiu jai, tarkim, akompanuojančios kažkokios tai dalies, arba, tarkim, susiliejančios su ją, arba ją baigiančios. Ir tada aš turiu rimtų klausimų. Tai va, tai ir tie klausimai, tai yra mano darbas. Juos įspręsti ir, sako, būna ir nerandi. O yra taip atsitikę? Yra, taip. Aš manau, kad šiaip drįsčiau teikti, kad menininkai visi turi savo minčių kapavietės. Šiukšlynus. Šiukšlynus. Na, pavadinkim tai. Iš kurių kartais ima, grąžina iš numirusių pakelia. Ar esat savo dukrai sukūręs dainą? Arba galbūt galvojęs apie ją, kai kūrėt? Ne, nesu. Nesat? Ne, nesu. Aš nežinau, kodėl. Aš negaliu šitą atsakyti klausimą, kodėl. Šiaip. Bet tai ir manęs ir neverčia blogai jaustis. Tuo pačiu aš nesijaučiu kaltas. Nes aš nežinau, kaip bus.
Nes, kiek aš žinau, tai taip, tarkim, labai daug muzikantų, kurie yra tai realizavę, būtent šį kontekstą. Tai viskas kaip ir okei yra. O aš galvoju, galbūt dėl to, kad gal net ir laikas. Galbūt man taip atrodo, kad aš žodžiais melodiją negaliu to pasakyti, kaip ten viskas vyksta. Galbūt ir tai. O kuri daina jums yra pati tokia svarbiausia iš jūsų repertuaro? Aš nežinau. Aš žinau, kuri daugiausiai pinigų uždirbo, aš žinau, kuri galbūt labai pamėgta. Aš turiu įvairių dainų ir jos šiaip man visos svarbios yra ir aš neturiu tos dainos dar. Bet to galbūt aš ir niekad negalėsiu jos turėti, nes turės ją kiti. Ir paskutinis klausimas, ką reiškia jums tikras žmogus? Tikras žmogus? Aš pasakysiu labai paprastai. Tai tikras žmogus tai savybė, kuri matosi. Ačiū Sauliau už laiką. Ačiū Jums. Ir sakau iki malonos. Buvo labai malonu. Ačiū. Opa.